Na, manau, šiandien kartu su jumis pradėsiu naują tokį piešinėlį, tokį tapybos darbą ir pasirinkau tokį bažnyčios vaizdelį. Na, o šiaip artėja kovo 8 ir man tokia mintis kilo pakalbėti apie tokias šventes, kai yra dovanojamos kažkokios gėlės, kai teikiamas toksai džiaugsmas. Aš nežinau kodėl. Aš, pavyzdžiui, jau šiandien iš anksto gavau gėles ir, žinokit, man toks viduj džiaugsmas, gal tai, formaliai, tiesiog, kad tokia šventė, kad kažką tai, bet, žinokit, nežinau, gėlės turi tokią savybę, kad, jos teikia džiaugsmą. Man labai buvo malonu, džiaugsminga. Ir aš tikrai savo mintyse aš pasiunčiau tam žmogui tokią gerą tiesiog energiją, tokį palinkėjimą vidinį. Palinkėjau laimės, kad viskas sektųsi. Ir galvoju, buvo čia tokios mintis, kad nereikia tų gėlių dovanoti mokytojam, nereikia čia tų švenčių, nereikia ten dar kažko tai. Na, žinokit, reikia. Ir man tikrai, pavyzdžiui, aš manau, kad kiekviena moteris nori, patinka tos gėlės. Aišku, gal yra tokių ten, kurie ten jau mirusios jos ar kažką, tai tos gėlės jau jos negyvo. Visokių yra žmonių to mąstymo, bet sakau, man tai tiesiog, aš gavau tokį kažkokį vidinį džiaugsmą, vidinį malonumą, kai man toks tiesiog užplūdo dėkingumas. Tai tokios šventės, jos vis dėlto ne veltui buvo tos gėlės dovanojamos, ne veltui tai yra taip sugalvota iš senų laikų. Dabar pasidarysiu tokį pagrindą ir žiūrėsiu, kas čia man toliau gausis. O visiems labai gražių švenčių, moterims gauti daug gėlių nuoširdžiai, be jokio apsimetimo. Vyrai, dovanokit savo moterim gėlės ir visada supraskit, kad kuo jūs daugiau dovanosit, kuo jūs daugiau rodysit dėmesį, tuo jūs daugiau gausit atgalinį ryšį. Na, čia jau mano gėlytės parsinešiau iš darbo. Taip maloniai buvau nustebinta, pasveikinta su tokiom gražiom gėlytėm. Čia tokį muiliuką nusipirkau iš Kaziuko mugės vaikų. O gėlytės gavau dovanų kovo 8 proga. Tai dabar grožėsiuosi kovo 8 ir už lango saulytė. Tikiuosi, kad bus gražus savaitgalis. Sveiki visi. Šiandien sėdžiu tarp gėlių. Artėja rytoj jau bus kovo 8. Taigi, kažkodėl tai man norėjosi paliesti tokią temą kaip botanika dirbiniuose. Ir kadangi aš turiu daug gražių daiktų, tokių smulkių, čia manau minimalistam tai bus košmariškas sapnas, o man jie patinka. Ir kadangi pavasaris, gėlės,
Taigi, manau, kad visai gera tema, tai botanika dirbiniuose, tai yra gamtiniai gėlių motyvai visokie, augalai, lapai, šaknis, visur jos naudojamos dekoratyviuose, funkcionaliuose gaminiuose. O pas mane jau daug yra tekstilėje ir taip pat porceliano ir keramikos gaminiuose. Pradėti tai norėčiau nuo staltiesės. Va, tokia jinai, paskui gal daugiau parodysiu. Jinai yra grinai visokios gėlytės. Ir turiu čia pasidariusi netgi tokią špargalkę vadinamą. Apie šitą tekstilės gaminį. Čia tokia staltiesėlė. Jinai yra, vadinasi, švediškos lauko gėlės. Yra tiesiog ir net parodyta, kad tai yra labai geras, labai aukštos kokybės gaminys. Jisai yra tiesiog vintažinis, kolekcinis. Ir šita staltiesė yra labai vertinama kolekcininkų. Įsivaizduojat, koks dalykas atsirado pas mane ir aš visada ją dengiu pavasarį, nes tai yra lino ir medvilnės mišinys, būna lino mišiniai. Vienu žodžiu, švedų gamybos labai graži staltiesė. Dabar nesenai kažkaip tai aš įsitaisiau dar 2 tokius virtuvinius rankšluostėlius, irgi botanikos motyvais, gėlytės, 100% kotonas, labai gražus. Tai va, ir jie dar bus panaudoti. O kadangi praeitą kartą aš jums parodžiau, truputį nueisiu nuo temos, parodžiau tokius šaukštelius. Ir įsivaizduojat, kadangi aš pasidomėjau daugiau jais, tai, žinokit, pati nustebau ir galvoju, kiek mes nežinom ir kiek mes galim dabar daug sužinoti ir dirbtinio intelekto pagalba. Tai va, tokie ažūriniai, vintažiniai šaukšteliai pasirodo, kad tai yra metaliniai ažūro nėriniai. Ir tai vadinasi filigranija. Tai technika, kada iš vielučių yra pinami, visi sudėtingi, visi ornamentai, va tokie. Ir daug dirbinių, juvelyrikoje labai naudojama. Ir tai jau yra 5000 metų meistrai visame pasaulyje kuria filigraniją. Nuostabus ažūro nėriniai iš metalo. Daugiausia sidabro, melchioro, kartais ir aukso. Kad čia yra sidabriniai, tai tikrai nemanau, bet melchioriniai, tai manau tikrai. Tai va, tokius 2 šaukštelius turiu. Ir dar šitie filigraniniai gaminiai yra skirstomi į ažūrinius ir foninius. Ažūriniai tai vadinamas suktas ornamentas ir gerai persimatantis piešinys. Tai aš įsitikinusi, kad šitie ir mano šaukšteliai yra ažūriniai. O yra dar foniniai. Foniniai yra prilituotas prie specialiai paruoštos formos. Fonas gali būti uždaras arba ažūrinis. Tai įsivaizduojat, kokių įdomių dalykų aš sužinojau. Taip pat aš turiu irgi dar vieną gaminį. Šitie tai vintažiniai tikrai, čia tai nežinau. Tokį labai gražų padėkliuką. Irgi jisai yra, nežinau, ar čia yra filigranas ar ne, bet aš tokį turiu ir turiu dar tokį padėkliuką, irgi su augaliniais gražiais motyvais. Tai va, taip susidedu ir toks gaunasi grožis. Aišku, visa tai yra smulkmenos ir šitos smulkmenos mane asmeniškai labai džiugina. Aš
Nu tikrai labai mėgstu, aišku, kitas pasakys, ką čia, kažkokie nekiukai, kažkokie nereikalingi, bereikalingi. Na ką, aš galvoju taip, jeigu mane šitie daiktai džiugina, reiškia, jie man yra reikalingi, jie man yra svarbus, jie man kelia nuotaiką. Ir toliau aš noriu dar parodyti vieną kažkada irgi taip netikėtai tokį šaukštelį, tai va, jisai papuoštas, toksai čia salotom, papuoštas tokiom tulpėm. Nu, nežinau, nieko ypatingo, bet tos tulpės, man toks pavasaris. Va, kaip ir šitos gražios tulpytės, kurios man padovanojo kolega, čia jau kovo 8. Tai va, šaukštas tulpė. Nu, atrodo smulkmena, bet kai darai salotas su tokiu šaukštu, na, man yra malonumas. Na ką, taip pat norėjau parodyti, kaip aš turiu tokius ir labai jie yra seni, jie yra iš senų laikų ir tai yra tokiose dėžutėse dovana, tai buvo šitie laikikliai, servetėlių laikikliai. Niekada aš jų nenaudojau, kažkodėl, tai aš juos laikiau, ten ar, nežinau, saugojau gal geresniam laikam, bet dabar pagalvoju, ko aš juos turiu saugoti, reikia juos naudoti. Na ir va, ir jie, žiūrėkit, va, tokie su gintariukais, labai gražus, medinukai, jų yra visokių, bet va, pas mane yra medinukai su gintaru. Na ir kągi, dabar dar norėčiau parodyti savo labai gražius dirbinius augalų visokiais motyvais. Vienas tai yra va šitas susbonėlis, ar pieninukas, nežinau kas jisai, tai va su tokiom žemogytėm. Jisai pas mane yra jau senai ir jisai atlieka funkciją vonioj dantų šepetukai sudėta pasta. Aš labai nemėgstu plasmasinių, tų paprastų dirbinių ir taip pat siūlau ir jums vietoj šitų panaudoti, kad ir paprastą, padažinę ar kažką tai. Ir pamatysit visai prie tokio šiuolaikinios vonios, tam pavyzdžiui, šitie daiktai labai gražiai žiūrisi ir labai dera. Dar norėjau parodyti irgi labai gražų, tokiom pavasariniam gėlytėm, nežinau, kaip čia jos vadinasi. Aš čia laikau actą ir kadangi jis yra markiruotas šitas dirbinys, aš pasinaudojau progą ir, nu, truputį užsirašiau, pasidomėjau, kad tai yra vintažinis keramikinis dirbinys iš Vokietijos. Įkurtas Peterio Müllerio, o stilius vidurio amžiaus modernizmas. Nu tikrai labai gražiai išpaišytas, tokiais mielais motyvais gėlių, toks švelnus, pavasariškas, nu nežinau, džiugina širdį tiesiog. Dar aš turiu tikrai tokių irgi dirbinių iš Anglijos. Ir nežinau, gal kam įdomu, aš tai, vat, šitie dalykai tai buvo naudojami krapštukam. Va, tokios gražios rožytės, tokie dirbinukai ir aš juos naudoju. Taip pat tokią turiu kolekcinę gulbelę. Žinau, kad ją tikrai labai kolekcionieriai medžioja. Aš ją naudoju krapštukam. Ir taip pat kažkada Ispanijoje aš buvau va tokius aptikus balandėlius. Irgi aš naudoju krapštukam, nežinau kam čia. Tai va tokie gražus mėly daikteliai. Taip pat Ispanijoje pirkau tokią, va, na, čia padėkliukas. Nu irgi, nu pažiūrėkit, nu kokios mielos tos švelnios pavasarinės gėlytės. Nu pasaka tiesiog. Tai va, tai nežinau, kam gali tai nepatikti. Dar pas mane gyvuoja toksai arbatinukas.
Jisai neturi markiruotės, yra puoštas auksu ir man atrodo jisai yra gal naujesnių laikų, kadangi yra va toks laikikliukas, kada pili arbatą, kad neatsidarytų ir nenukristų. Tai čia daugiausiai yra vėlesnių laikų, bet pažiūrėkit, kokios našlaitės. Nuostabios. Nu nežinau, man šitie visi daiktai, jie yra tokie mieli. Taip pat jie labai puošia mano interjerą ir labai kelia man nuotaiką. Na tai kągi, dar turiu aš aišku paukštelių savo tą kolekciją. Tai irgi noriu parodyti tokį va induką. Visi šitie maži indukai, jie yra pas mane naudojami. Aš kažkam tai prigalvoju, kažką tai naudoju, nėra taip, kad jie pas mane stovėtų. Ir tenai tik tai dėl grožio. Nu, šitas visas lėkštutės. Tai tiesiog naudoju, pakeičiu. Tai tokius. Paukšteliai man visada patiko. Aš juos labai mėgstu. Dar su paukšteliais aš turiu, kadangi ten jau rinkau tuos gaidžius, čia matosi, jau aš juos rodžiau, o čia va tokie, nu čia man atrodo yra bavariški, su tokiais va paukšteliais. Nu, čia tokie, nežinau, auksų aplipinti, jau tokie prašmatnesni. Na ir dar turiu labai gražią saldaininę, va su tokiu paukšteliu. Nežinau, markiruotė čia tokia kažkoks tai skaičiukas tik tai. Nu, šiaip tai, žinokit, įdomu tos markiruotės, va kaip pasidomi, tikrai įdomu pasiskaityti, pasidomėti, bet aš nesu taip, kad man jeigu patinka daiktas ir jeigu jisai man tiesiog pačiupinėjus taktiliškai man jisai tinka, aš imu ir va kažkodėl man šitas paukštelis labai patiko. Nežinau, gal ta vazelė ir tenai kažkieno yra gal kažkokio, nežinau, kieno jinai gamybos. Na va, ir dar iš smulkmenų. Tai noriu parodyti tokias tabletinės. Na, tokias. Šita yra be jokio perskirimo. Nedidukė. Sidėti tabletę, kai reikia. Aš kadangi jokių tablečių nevartoju, tai jos pas mane laukia tolesnių, geresnių laikų. Na, va tokias. Tai va. Tai taip pat trumpai viskas su gėlytėm šiandien, viskas pavasariškai. Na, moterim linkiu gražios kovo 8-osios, o vyram linkiu pirkti gėles ne tik šventėm, paprastai nupirkti, pradžiuginti savo moteris ir visiems svarbiausia sveikatos, geros nuotaikos, o kai džiuginsit vienas kitą, tai tikrai bus ir ta nuotaika geresnė ir bus viskas gražesniam, šviesesniam spalvom. Iki. Sveiki, sveikinuosi sekmadienį ir šiandien sekmadieniniai mano pietus. Tai kaip nekeista, labai senai gamintas kugelis. Pasiilgau ir nelabai norisi vienai pačiai tą kugelį gamintis, bet kažkodėl labai užsimaniau. Neturiu tos tarkavimo mašinos, tai tiesiog viską pasidariau rankom, sudėjau kepti ir man gražiai pasiserviravau. Nežinau kaip jūs, aš kad ir viena, kad ir kaip, bet visada aš turiu didelį norą gražiai pasiserviruoti stalą, čia įsidėsiu, įsipilsiu gretinytės. Visada man norisi tos estetikos ir nesvarbu, ar aš viena, ar ne dėl kažkokių video, visada aš pasiserviruoju.
Tai va, grėtiniai tokį va turiu šaukštelį, 2 turiu juos, labai tokie yra senoviški, tokie išraižyti, įdomus, kada nors reikės gal padaryti ir video, kaip čia parodyti geriau. Tai va. Ir taip pat turiu servetėlių tokius senus laikiklius. Irgi kada nors gal padarysiu su tekstilė gražų video ir tada parodysiu. Jie yra su tokiais mažais gintariukais, irgi labai seni, sovietinių laikų. Na ką, viską pasiruošiau, dabar žiūrėsim, kaip man gavosi kugeliukas. Na va, taip gražiai man apkepė. Na, manau, recepto jau niekam kugelio nereikia, nors aš darau labai paprastai, be jokio pieno, be jokio ten to kaitinimo, perpilimo. Tai va, darau ko paprasčiau. Na ir dabar žiūrėsim, kas čia man labai mėgstu tos kepukus ir tą sukepusi galą. Na, mano kugeliukas. Nėra toks jau labai iškilęs, paprastas. Na, bet tikiuosi bus labai skanu. Na, ragaujam. Visiems gero apetito, o man irgi gero apetito, kad nepatingėjau, kad pasidariau tokius sekmadieninius pietus. Labai skanu. Liks man rytoj. Labai gerai yra pasikepinti, irgi labai skanu. Tai va, 2 dienom. Vėliau biškai. Gerai, ateivį. Все, dabar einam. 10 dabar biškai. Evet. Atulynė, lipi žemyn. Žmonės sėšia norint to. Mes. Na, gali